Sveiki bičiuliai. Kągi, uždarome 2024 metus. Metus, kurie buvo spalvingi, įdomus ir įsimintini. Džiaugiuosi, kad šiemet gimė toks projektas 518. Nors planas ir ambicijos pradžioje buvo didesnės, bet džiaugiuosi ir šiuo rezultatu. Ant mano sienos juk 145 istorijos ir labai faini žmonės. Pasakyti, kad kiekvienas iš dalyvių yra įdomus, reiškia nepasakyti nieko. Išgirsti, įsiklausyti ir glaustai aprašyti kiekvieną dalyvį buvo didesnis iššūkis nei jį nufotografuoti. Ką jie daro, tai čia iš tiesų yra. Ačiū. Labai fainai. Žmogaus gyvenimą sutalpinti į ketvirtį puslapio, neįmanoma. Kartais tekstai suguldavo labai greitai, keliasdešimt minučių, pusvalandis, valanda, o kartais galvą palaužydavo ir keletą dienų. Parašau, ištrinu, vėl parašau, vėl ištrinu tol, kol atrandu tinkamus žodžius ir tinkamus sakinius tam, kad galėčiau pateikti šitą žmogų ir jo istoriją ant savo sienos. Ir eit lyg žvaigždės tolimiausias, kol plaks neramioji širdis, pasiekti svajonių kraštus, negalvot, kad sunku. Mėly Tauragiškiai, čia Martynas Levickis, irgi buvęs Tauragiškis, visada gera sugrįžti į jūsų, dabar jau nebe mano, bet tuo pačiu ir mano atmintyje miestą, kuris toks gražus patapęs, ir visada malonu sugrįžti į tuos visus prisiminimus, kuriuos čia išgyvenau, nes aš gimiau Tauragėj ir augau Kėžnerių Tauragėj. Tad visada smagu sugrįžti ir matyti besikeičiantį, begražėjantį, bedrasėjantį, vis labiau besišypsantį Tauragės miestą. Linkėjimai. Beveik kiekviena išgyventa akimirka yra verta to. Šiandieną mano planuojamų dar dalyvių sąraše yra apie 200 žmonių, kuriuos norėsiu pakalbinti ir susitikti kitais metais. Kiekvienas iš šių žmonių gaus iš manęs žinutę, kai kas jau gavo, kai kas yra suplanuota, bet tie, kurie norėtų šitam projekte sudalyvauti, tai nepasikūglinkit, parašykit man, nes žmonių tikrai daug, apimtis labai didelės ir tikrai galiu kažką tai pamiršti. Kaip nekaip, jau su metais mes ir protingėjom, bet kartu tie galvoje yra visokių minčių, kad visko atsiminti praktiškai neįmanoma. Tad
tada nesikuklinkite, priminkite apie save, parašykite man, paskambinkite, pamojuokite eidami gatve, žodžiu, aš nebijoju, kad mes tikrai susitiksime. Tauragė puikus miestas, puikus žmonės ir linkiu kiekvienam kūrybinės galios, aktyvumo, džiaugsmo tarpusavio bendravime. Linkiu savo draugams tauragiškiams ir mane pažįstantiems žmonėms irgi iš Tauragės pačius geriausius linkėjimus, o patys geriausi linkėjimai yra tai sveikata, laimė, meilė, savitarpio supratimas ir visko, ko geriausio. Seneli, visiems tauragiškiams, visiems projekto dalyviams, sekėjams, tavo palinkėjimas ateinančių švenčių progą. Tas palinkėjimas, žinai, toks paprastas, sakykime, susijęsiu, kai tu paklausai, va dabar ir pagalvok, susijęsiu palinkėjimas tas 518. Tegul visos rankos 5 pirštai visada būna, nedingsta niekur, vienas stiprus kumštis, nu ir, sakykime, 8 geri draugai visada lai būna kartu. Nu tai va, toks mano palinkėjimas. Opa! Ačiū toks punktas. Noriu padėkoti projekto rėmėjams Contribui platformai. Čia toks buvo eksperimentas, bet jis man visai patiko ir aš labai tikiuosi, kad Contribui rėmėjai kitais metais atsiras daugiau, nes tikrai bus daugiau įdomių istorijų, intensyvumas bus daug didesnis, o ir finansinė parama, jinai labai prisideda prie to, kad projektas galėtų vystytis toliau, nes viskas kainuoja. Tai tikrai tariu labai nuoširdų ačiū ir su geriausiais linkėjimais Daivai, Dianai, Egliai, Irinai, Laurai, Nerijai, Reginai, Dianai iš Moon Keramics, Renatui, Robertui, Gintautui, Žaibai, linkėjimai tau, Viktorijai, Vytautui, Žilvinui. Labai faina, kad jūs visą tą laiką buvote kartu, palaikėte ir morališkai, ir šiek tiek finansiškai. Atskiras ačiū Rimantui Lauciui, kuris visada geranoriškai prisideda prie projekto su video filmavimais, užsklanda ant pradžios video jo kurtas ir visi kiti dalykai. Labai faina, kai yra toks pagalbininkas, kuris visada atsiliepia geranoriškai, turi laiko ir užsidegimo dalyvauti visą šiame projekte. Labai noriu padėkoti žmonai Jolitai ir visai Reklamuokis komandai už kantrybę ir palaikymą. Tikiu, kad laikas atimtas iš jūsų, iš verslo, mums visiems sugrįž po kurio laiko keturrūbai. Dėkuoju kiekvienam, kuris šiemet skyrėte savo laiką ir sudalyvavote projekte. Kiti metai bus ypatingai aktyvūs, laukia daug gražaus darbelių, įdomių pokalbių ir kelionių.